Aukštą žaidimo spartą 40 minučių išlaikė Kauno Žalgirio krepšininkai vakar 82-60. Utenoje nugalėjo Juventus ekipą ir lieka vienintelė pralaimėjimo nacionalinėse pirmenybėse neturinčia komanda. Prie 8-osios žalgiriečių pergalės prisidėjo 11 krepšininkų. Robertas Jevtokas dėl Bambergės sumušto raumens rungtynes praleido ant atsarginių suolo. Kauniečių strategas Aleksandras Trifunovičius pažymėjo, kad esant reikalui Jevtokas būtų pasirodęs aikštėje ir rungtynėms su Zagrebu jo mikrotrauma įtakos neturės. Rungtynėse Utenoje žalgiriečiai dar pirmajame ketvirtyje įgijo dviženklę persvarą. Juventus porą kartų buvo priartėję prie saugesnio atstumo, tačiau ketvirtajame ketvirtyje klausimų, kas laimės, jau neliko. Juventus treneris Robertas Giedraitis įskyrė žalgiriečių puikų pataikymą antroje rungtynių dalyje, o savo komandoje Žydrūno Urbono netekti. Aš manau, mums trūko be abejo Žydrūno, Urbono, be abejo. Vaidas šiandieną prisirinko labai greit baudų, kad teko žaisti su, galim sakyti, 3 numeriu, 4 pozicijoje. Prie Žalgirį tai yra labai sunku. Žalgiriečiai po mačo tvirtino, kad šiam mačui ypatingai ruoštasi nebuvo. Tai pasiruošimas trečiadienio rungtynėms su Zagrebu. Geras varžybos, buvom gerai nusiteikę ir tikėjome šios stiprios kovos, kaip sakant, Utena visą laiką gerai žaidžia namie, bet gerai, kad viskas pavyko ir laimėjo. Manau, kad pasiruošimas tikrai neblogas. Šiandien komanda žaidė labai greitai. Specialus kažkoks išskirtinis pasiruošimas? Ne, nebuvo išskirtinio pasiruošimo, gal paprasčiausiai visi gerai jautėsi ir norėjo bėgti. Kada jau laimėjot rungtynes? Sunku pasakyti, nes ketvirtam kėliny dar, man atrodo, jau buvo sumažinę skirtumą ir negalima pasakyti, kad pirmoji pusėje laimėjom rungtynes. Paprasčiausiai žingsnis po žingsnį link to ir susikrovėm galę tą pranašumą, kas leido nebijot mūsų pergalę. Nors tikėt, kad taip ir žaisim. Turėjom geras praeitas varžybas, dėl to buvo svarbu nepamest to ritmo gero prieš paskutinės Eurolygos varžybas Kaune ir stengiamės šiandien nusiteikti gerai ir mums reikia to gero žaidimo ne vienose varžybose, kad pratęst tą seriją. Bet išvengėt duobelių? Buvo tokių, bet vis tiek gerai susėmėm gynyboje. Tikslą pasiekėm, leidome mesti tik 60 taškų, dėl to ir laimėjome. Šiandien toks jautėsi atsipalaidavimas ant suolo. Visi šypsojus, visiems viskas gerai. Labai anksti patikėjot, kad rungtynės laimėtos? Ne dėl to, kad laimėtas, bet dėl to, kad tas žaidimas mus tenkino, manau. Sakyčiau, kiek procentaliai, nežinau kiek, bet prasme tenkino ir buvo geros emocijos ant suolo, bet kai išeidavom į aikštę, tas gerą nuotaiką paversdavom sunkiu darbu ir vėl sėsdavom patenkinti. Savaitgalį LKL pirmenybėse neišvengta sensacijų. Prienų Rūdupis namuose 90-88 nugalėjo Vilniaus Lietuvos Rytą, Kauno Baltai išvykoje 87-83 įveikė Šiaulius, o po dienos namuose 74-88 pralaimėjo pirmą pergalę iškovojusiam Panevėžio Techasui. Intriguojančioje dvikovoje Sakalai paskutinę sekundę 64-65 nusileido Pasvalio Pieno žvaigždėms, o Klaipėdos Neptūnas iškovojo 5. pergalę 81-73 nugalėjęs Palangos Naglį. Nedaug iki sensacijos trūko Kėdainiuose, kur Nevėžis 71-74 pralaimėjo Šiauliams. Aurimas Budraitis, Mindaugas Survila, Sport 1 žinios + Utena.